treneris Rokas atvyko į tarptautinį turnyrą. Labas rytas, Europa. O pažiūrėkit jo komandą, kaip gerai nusiteikus. Labas, kur švaliuoji? O, va. Mes čia žaidžiam krepšinį. Va, mūsų treneriukas eina. Tai mes... O tu laimės? Taip! Kas laimės? Kas laimės? Teisingas, sakė. Visi! Kas laimės? Mes už! Kamuolį! Viskas varo! Drąsiai, Jokūbai! Koks būtų pergalės receptas, kad pasisektume ir iškeltume čempionų taurę? Tiesiog bendradarbiauti ir labai stipriai treniruotis. Tada gausi. Sveiki! O čia mes įsikūrėme ir žaidžiame stalą tenisą. Čia tinklis kažkoks, tai nežinau. Kaip mes įsikūrėme? Va, viena lovytė. Antra lovytė čia geriausia, nes mano. Tada čia ąžuoliuko ir visų kitų lovytės. Ir čia mūsų džiūsta apranga. Čia geriausio žaidėjo apranga. Pakabinta aukštai. Labą dieną. O, labą dieną. Labas. Sėdmaišį tvarko. Plaukai nelabai, bet šiaip akis gražius. Meno kūrinys gražus. Iš popieriaus padaryti paukščiai ir kas ten. O kas žino, kaip jie vadinasi? Paukščiai. Tie paukščiai kaip vadinasi. O, teisingai.
Sveikinu vaikinai patekusi finalinį ketvertą. Kokios emocijos? Puikios. Visa komanda laiminga, pilna emocijų. Kokie tikslai finaliniam ketvertui? Pasiekti aukščiausią pirmą vietą. Valio. Nu, kur šypsenos? Tai pavyko? Nu, tu kur tavo medalis, ką? Kuprinė. Kuprinė, reikia ant kaklo, va, šaunuolis. Gerai, šaunuoliai, prizas matau. Šaunuoliai, bravo, bravo. O, taurė. Bravo, sveikinimai. O, treneri. Ačiū, ačiū. Sveikinimai. Labai gerai sekėsi, daug perdavimų atlikau. Per paskutinės varžybas daug taškų įmečiau. Labai džiaugiuosi savo komandą, nes tikrai labai gerai žaidėm. Labai džiaugiuosi tikrai visais ir fanais, ir kitų metų snaiperio komandomis, kurie mus palaikė. Aš manau, kad aš visai gerai žaidžiau. Aišku, ne geriausiai, bet tikrai gerai žaidžiau ir džiaugiuosi savo rezultatų. Man turnyras patiko labai, salė gera tikrai. Man klasė irgi patiko, kurioje gyvena, maistas tikrai skanus. Buvo varžovų ir sunkesnių ir lengvesnių, bet visada laimėnom, nes buvom stipresni. Ir mano manymu ir mano komandos draugų, kad Lietuva yra stipriausia šalis krepšinyje.